Labas. Ačiū, kad vėl užsukai. Atsisėsk. Nusiramink. Atbėgai iš darbų, iš reikalų. Bėgam. Esam užsiėmę. Ką tik perskaičiau mintį. Kuo greičiau važiuoja automobiliai, tuo daugiau eismo juostų reikia tam pačiam automobilių skaičiui. Knyga, kurią žadėjau. Akimirkos tironija. Tomas Highland Erikson. Prisimink praeitą kartą, kada pristatinėjau kitą knygą, Garbė lėtumui, turėjau ant stalo. Garbė lėtumui. Rekomenduoju, jeigu dar kas nepradėjot jos skaityti, todėl kad autorius, kuo man patiko šitą knygą, autorius žurnalistas ir jisai viską, apie ką rašė, norėjo pačiupinėti pats. Jis norėjo pačiupinėti pats. Pamatyti lėtą miestą, nueiti į lėto maisto restoraną, nuskristi į sporto salę, kuri dirbo pagal lėtų pratimų techniką. Jis viską čiupinėjo, jis viską žiūrėjo. Ir jo knyga yra paremta asmeniniais įspūdžiais. Gali pavadinti žurnalistiniu tyrimu. Tuo įdomi, iš tikrųjų. Dabar, kad paanalizuot kartu knygą Akimirkos tironija, aš sugalvojau tau papasakot gabaliuką mitologijos. Gabaliuką mitologijos. Kada nors nagrinėsim mitus, pasakas, mano mėgiamiausia sritis. Aš skaitau, kad mitai ir pasakos yra pati pirmoji pasaulio pedagogika. Tai buvo sukurta ir tai buvo kalbama tam, kad žmonės mokytų augančias kartas, kad mokytųs patys. Ir kada nors panagrinėsim Hesiodo teogoniją, bet tikrai ne dabar. Dabar galiu tik pasakyti, kad manęs klausė, draugai rašė žinutes ir klausė, ką aš dabar skaitau. Nu tai išgąsdinsiu, dabar skaitau va tokią knygą. Platono Gorgijas. Iš tikrųjų, Gorgijas sudaro labai mažai puslapių ir visa kita yra nuostabios dėstytojos, filologės komentarai Tatjanos Aleknienės. Fantastinė knyga. Šiaip aš neskaityčiau tų komentarų, bet kadangi nuostabus žmogus parašė, jeigu jisai galėjo rašyti, aš galėsiu perskaityti. Tai įpusėjom. Gerai, dabar grįžtam prie mitų. Aš tikiu, kad tau patinka mitai. Kad jie tau atsiveria ir ką nors kalba. Kad tu randi savo gyvenimui atliepas mituose. Ir nežinau, ar galima laikyti mitu teogoniją. Teogonija yra apie dievus ir dievų gyvenimą. Kas yra dievai, kaip jie gyvena, koks dievų giminės medis. Realiai, Hesiodo teogonija dievų giminės medis. Ir šiai dienai yra svarbu Kronas. Dievas Kronas. Vienas iš titanų. Urano sūnus. Dievas Kronas, jam žmona gimdė vaikus ir kadangi jo tėvas yra Uranas, jam pasakė, kad jį nuo sosto nuvers jo sūnus, jisai visus gimusius vaikus prarydavo. Iš pradžių aš norėjau parodyti paveikslą, bet aš įdėsiu nuorodą į tą paveikslą komentaruose.
Kronas prarydavo savo vaikus. Ir vat graikų kalboje laikas turi du žodžius. Mes lietuviai turim tik vieną. Mums nesvarbu, ar praleidau laiką su draugu, ar laiku atvažiavo traukinys ir laiku atėjau į darbą, mums yra tas pats žodis - laikas. Graikai turi kelis. Pas graikus yra chronos. Chronos. Matot, kaip panašiai skamba? Chronos ir kronas. Filologai turbūt juoksis iš manęs, bet aš radau atramą 3500 metų atgal, kai kurie graikų mąstytojai matė tą patį. Ir aš nesistebiu tuo, nes graikai viską sudievindavo. Pas juos deivė buvo upė, dievas buvo vandenynas, deivė buvo žemė, pas juos viskas buvo sudievinta, viskas aplink buvo dievai. Tai nenuostabu, kad, reiškia, chronos, laikas ir kronas skamba panašiai. Čia nenuostabu. Tai yra atkarpinis laikas. Tai yra, tada atėjau į darbą, po 15 minučių, reiškia, einu ten, už 10 minučių atvažiuoja traukinys, turiu 20 minučių pertrauką ir taip toliau. Tai yra chronos. Tai yra va šitas pastoviai tekantis, einantis laikas. Kodėl aš prisiminiau Franco Gojaus paveikslą? Ten yra panaudota ne chronas, o romėniškas to paties dievo vardas. Tai yra Saturnas. Saturnas ryjantis savo vaikus. Kraupus paveikslas, tiesiog išsprogusiom akim, senis, nuogas, ėda mažą žmogų arba mažą dievą. Ir ar ne taip ir vyksta? Laikas mus suvalgo. Viską suvalgo, kas jame gimsta. Vieną iš dievų išgelbėjo jo mama, kai jai gimė Dzeusas, jinai vietoj jo suvystė ir padavė akmenį ir chronas prarijo, net nejausdamas skirtumą. Laikas prarija viską, nejausdamas skirtumą. Prarija mane ir tave. Prarija tai, kas mums svarbu ir tai, kas mums visiškai nesvarbu. Jis tiesiog viską suvalgo. Francis Goja, dar viena įžvalga apie jį, jisai jau pusiau aklas senas, tą paveikslą nusitapė ant valgomojo sienos. Pas save. Ant valgomojo sienos. Ir man šitas jo paveikslas yra kažkas tai panašaus, kaip viduramžiais būdavo memento mori. Atsimink, kad mirsi. Laikas tave valgo. Ir jis tave suvalgys. Tai va toks yra chronas. Ir yra kitas dievas, Kairas. Kairos. Graikai turi Kairos. Viduramžių vienuolynuose, vienuolynų vyresnieji šaukdavo Kairos Kyrios, laikas atgailai. Tai yra kitoks laikas. Tai yra, graikas nesakys, kad su savo ten mylimu žmogum praleidau 15 minučių chronos. Ne. Tai yra apie kokybę, tai yra apie momentą, tai yra apie tai, kas svarbu. Buvau su draugu, Kairos. Mėgavausi pokalbiu, Kairos. Sėdėjau prie upės, Kairos. Tai yra tai, kas man svarbu ir ten nėra to įrėminimo, įkalinimo. Kodėl tai yra svarbu, kalbant apie šitą knygą? Kodėl tai yra svarbu, kalbant apie šitą knygą? Eriksenas daro tokius stulbinančius atradimus. Aš kaip pažadėjau, nespoilinu knygos. Aš intriguoju ją perskaityti. Todėl, kad iš tikrųjų verta dėmesio ir tas piešinukas neatsitiktinis. Tikš. Atoveiksmis lygus veiksmui. Tikš.
labai nestora. Neskubėdamas gali perskaityti šitą knygą. Aišku, aš pasidariau kažkokius konspektus, kad nepamirščiau, nes kartais išsiblaškau, pamirštu. Tarp kitko, ačiū Jums labai už komentarus. Labiausiai džiugina tie komentarai, kur žmogus rašo, einu pasiimti knygą arba pasiėmiau knygą, kartais atsiunčia asmeninę žinutę, kad pasiėmiau knygą ir einu skaityti. Tas džiugina. Dar labiau džiaugsiuosi, jeigu paskaitysi ir komentaruose pasidalinsi arba susisieksi su manimi ir žinai, aš turiu tau papasakot visai kitas įžvalgas apie šitą knygą ir gal mes padarysim laidą kartu, padiskutuosim apie tą knygą. Juk tikslas yra kuo daugiau suvokti, kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau suprasti, niekur neskubėti, nelėkti. Tai Eriksenas atranda 3 dalykus iš tikrųjų. Atranda 3 dalykus. Jisai pamečiau. Va. Pirmas atradimas. Kai visko yra per daug, brangiausia tampa tai, ko negali padauginti. Apie ką čia? Brangu yra tai, ko yra mažai. Pavyzdžiui, aukso planetoje nėra daug. Todėl žmonės susigalvoja, kad jis yra vertė, kad jis yra vertingas. Vandens yra daug. Ir mes jo nevertinam. Keisti dalykai, nes nėra žmogaus, kuris negalėtų išgyventi be aukso. Negali žmogus išgyventi be aukso. Nelabai sutiksi tokį. Nebent ten serga kokią nors gobšumo liga. Bet žmogus, kuris negali gyventi be vandens, tai mes esam visi. Bet vandens yra daug, todėl jis yra nevertingas. O aukso yra mažai, todėl jisai vertingas. Dabar žiūrėkit, Eriksonas atranda apsivertimą. Jis atranda, kaip apsivertė viskas. Anksčiau informacija, žinios buvo nedaug. Kokybiškas žinojimas buvo nedaug. Anksčiau žmonės tam, kad galėtų perskaityti Platono originalę, mokėsi graikų kalbą. Anksčiau žmonės tam, kad galėtų suprasti Tomą Akvinietį, mokėsi lotynų kalbą. Anksčiau žmonės tam, kad galėtų gauti žinių apie mediciną arba pasveikti, keliaudavo pas Ibn Sina. Yra geras filmas Avicena, pasižiūrėkit. Žmogus norėjo gydyti, kitus žmonės norėjo padėti. Ir tam, kad gauti žinių, jisai įveikia dykumą, jisai įveikia kliūtis, jisai netgi apgauna kitus, kad jis yra ne to tikėjimo, kad galėtų prieiti prie žinių. Anksčiau žinios kainavo labai daug. Pavyzdžiui, pati pirmoji spausdinta knyga Gutenbergo spaustuvėje buvo nepilnas šventas raštas, gabaliukas švento rašto. Ir ta knyga kainavo kaip nedidelis ūkis. Kaip ūkis, knyga, kaip ūkis. Tai kiek kainavo perrašinėjamos knygos. Žinios buvo labai brangios. Tai buvo viena iš didžiausių vertybių. Dabar žiūrėkit, ką daro srautas, ką daro laikas. Dabar žinių yra per daug. Dabar žinios yra visur. Dabar žinios yra visur. Srautas nenuilstantis, nesiliaujantis srautas. Ir tada apsiverčia. Žinios nebėra brangu. Žinios nebėra brangu. Taip, universitetai kainuoja, reiškia mokslas kainuoja, bet ir tai, valstybė sumoka už mokslą, tai jis pasidarė nebe toks svarbus, nebe toks brangus. Todėl mokiniai, studentai sau leidžia žiūrėti pro pirštus, nes tai nebrangu, nes jo yra daug.
o jo yra tiesiog daug. O ko pasidarė mažai? Dėmesio. Dėmesio. Tavo ir mano dėmesys sudaro 24 valandas. Nu viskas. Iš tų 24 valandų aš turiu išimti miegą. -8. Ir jo nedaugėja. Tai dėmesys pasidaro pati brangiausia prekė. Įdomu, kad Eriksonas šitą knygą parašė 2001 metais. Ir jisai parašė pats supratęs, kad pasikeitė, nors dar nėra socialinių tinklų, dar nėra, interneto, dar nėra short videos, nėra šitų dalykų. Ir jisai jau rašo apie tuos dalykus, kaip jisai pamatė, kaip jisai suprato. Šitie dalykai gimsta iš asmeninės patirties. Jisai antropologas, profesorius, dėstytojas. Jo tai, ką jisai daro, už ką jisai gauna pinigus ir ko jisai trokšta, ko jisai nori, tai yra rašyti knygas, skaityti knygas, mokslinius straipsnius ir tai, ką sukaupė savy, dėstyti studentą. Čia tai, kas jam patinka ir tai, kas yra jo darbas. Ir staiga jisai atranda, kad jis nebeturi laiko tam. Kada mes kalbam apie profesūrą, apie mintis, tai yra minties aš negaliu pačiupinėti. Kito minties aš negaliu nei pačiupinėti, nei pamatyti. Bet žiūrėkit, išverskim, čia sokratiškas bajeris, išverskim į kitokią kalbą, reiškia, įsivaizduokit, kepėjas neturi laiko kepti. Kirpėjas neturi laiko kirpti, statybininkas neturi laiko dėti plytą. Sakytumėm, kas čia dabar. O čia mokslininkas, profesorius, kurio ir pareiga, ir darbas, ir tai, ką jis trokšta, tai, ką jis sugeba, tai, ką jis nori, rašyti knygas, skaityti knygas, straipsnius, atradimus ir atnešti geriausią, naujausią medžiagą savo studentam. Ir jis tam nebeturi laiko. Taip, mes susiduriam su tuo ir mus piktina, kada, pavyzdžiui, gydytojas dėl to, kad reikia pildyti krūvą formuliarų, neturi laiko pacientui. Kada mokytojas neturi normaliai laiko ruoštis pamokai, nes turi pildyti pamoką. Čia irgi kažkas tokio. Nes mokytojų daug, gydytojų daug, švietimo ministerijai ir sveikatos ministerijai yra reikalinga informacija, kaip viskas vyksta. Todėl jie turi sukaupti šitą informaciją. Todėl, kad daug ir todėl, kad greitis. Ir nebėra laiko tam, kam tu esi pašauktas, ko tu nori, ką darai. Va šitas atradimas. Antras atradimas, kad tai, kas yra nesvarbu ir pigu, išstumia, kas yra svarbu. Vat ekonomika. Reiškia, tai, kas pigu ir nesvarbu, išstumia tai, kas svarbu. Čia apie laiko ekonomiką, bet mes galim kalbėti ir apie tikrą ekonomiką. Tyčia pasėmiau pavyzdžius. Pažiūrėkit. Reiškia, čia jau yra toli nukeliavę. Čia yra 5 litai su Basanavičium. Ir 5 litai su Basanavičium ne aukštos prabos, bet sidabras. Iš kur tai atsirado? Sidabras ir auksas jo nedaug. Ir žmonės atsiskaitinėja, čia pirmieji pinigai, sidabras ir auksas. Žmonės atsiskaitinėja sidabru ir auksu. Tada atsiranda, reiškia, moneta, nes karalystės, valstybės daro monetas, atsiranda moneta ir moneta, jos nominalas 5 litai, turi turėti maždaug tokią vertę, kokią turi pats sidabras šitoj monetai.
reiškia 5 litai, jeigu aš jį išlydysiu ir parduosiu tą sidabrą, jis bus 5 litai. Žiūrėkit čia. 5 litai. Jau mūsų nepriklausomos Lietuvos. Gabaliukas žalvario ir dar kažkokio nerūdijančio plieno. Jeigu aš juos išlydysiu, ar jų vertė bus 5 litai? Reiškia, pigesnis išstūmė brangesnį. Einam toliau. 50 eurų. Jeigu aš parduosiu šitą kaip popieriaus gabaliuką, jisai turės 50 eurų. Vertės sidabro. Kažkas panašaus vyksta laike. Tai, kas nesvarbu, užkariauja mano dėmesį ir išstumia tai, kas yra svarbu. Aš pasakoju apie save, o tu mąstyk apie save. Pavyzdžiui, prasidėjo karas. Rusija užpuolė Ukrainą. Aš nepasakosiu, ką mes su žmona veikėm, ką padarėm dėl Ukrainos. Bet esmė, kad nuo pat karo pradžios aš pradėjau sekti, kas vyksta. Ir per dieną praleidžiu tam tikrą dalį laiko tam, kad sužinoti per YouTube kanalus, per tiesiogią transliaciją, kas ten vyksta. Pavyzdžiui, grįždamas namo po pamokų, tai yra 18 km, aš iš karto dedu mobilų telefoną, įjungiu YouTube ir man kalba apie tai, kas vyksta ten. Klausimas, kiek tai svarbu. Ir aš pamačiau, kad tai pradėjo vis daugiau laiko okupuoti mano gyvenimo. Bet klausykit, aš Lietuvoje gyvenantis, nejaunas vyras, mokytojas. Aš negaliu eiti kariauti, nes neturiu tikrai reikalingos karinės specialybės. Kuo aš galiu padėti? Bet geriu informaciją, tarytum tai, ką nors pakeistų. Jinai tampa svarbiausia. O tuo tarpu nueiti, išgerti arbatos su kaimynu. Nuostabiu žmogum, kuris neleidžia pro šalį pravažiuoti, va dabar Lina grįžo namo, reiškia, sako, sustabdė kely, įdavė medaus šviežiai išsukto. Nuostabų žmonės, fantastiniai kaimynai. Ir aš neinu arbatos gerti, aš užsiėmęs rimtais reikalais. Aš klausau apie įvykius Ukrainoje, kas dedas Rusijoje ir taip toliau. Kas nuo to keičiasi? Ar tai iš tikrųjų tiek svarbu? Nežinau, aš neteisiu, aš tiesiog garsiai mąstau ir dėstau mintis, kurios sukėlė skaitant šitą knygą. Iš tikrųjų viskas apsivertė. Ir apsivertė labai į pavojingą pusę. tą temą gal aš rimčiau paliesiu, kalbėdamas apie kitas knygas. Bet suprantat, kad komercija žino dabartinio, kas yra svarbiausias resursas šiandien. Išskyrus energetiką ten, iškasenas. Svarbiausias resursas šiandien yra žmogaus dėmesys. Ir dėl žmogaus dėmesio visi kariauja. Ir dabar sakau tėvam, jūs supraskit, kad dėl jūsų vaiko dėmesio kariauja moksliniai institutai. Žmonės aukso medaliais
baigę Cambridge'us, Harvardus ir taip toliau. Jie rašo algoritmus, kaip atimti dėmesį iš jūsų vaiko, kuris priklausytų jum. Ir lygiai tas pats iš manęs atima dėmesį, kuris priklausytų mano dukrai, kuri dabar svečiuojas, mano žmonai, vaikam, uošviam. Taigi vietoj to galėčiau paskambinti ir pasikalbėti su uošviu. Dėl mūsų laiko yra kovojama. Labai rimta kova. Labai rimta kova. Ir žmogus pats nepastebėdamas, jisai įsivergina. Panaudosiu tokį žodį. Įsivergina. Paskutinis dalykas, apie kurį Eriksonas pastebi, kad va tas pigus, jis kalba daug, jisai kalba apie kokybę, aš jums galėčiau pasakoti istorijas, bet aš noriu kažkaip nepadaryti ten valandas šitų mūsų susitikimų, nes laikas yra brangus ir aš jo nenoriu atimti nei iš tavęs paties, nei iš tavo šeimos. Bet ką jisai pastebėjo, reiškia, kad gylis ir kokybė greityje dingsta. Duosiu jums paprastą pavyzdį. Važiuojant 130 autostradą, tu nematai ramunės. Tu gali pamatyti ramunių lauką, bet tu nepamatysi ramunės, tu nepamatysi ropojančius boružės. Tam reikia sustoti. Kad pamatyti rimtus ir gilius dalykus, kad pajausti kitą žmogų, kad pajausti nuotaikas, kuriuom gyvena tau artimas žmogus, reikalingas lėtumas. Kad susigaudyt savo mintyse, reikalingas lėtumas. Kad susikurti savo pasaulėvaizdį, reikalingas neskubėjimas. Ir dabar, ką sako Eriksonas, kad anksčiau šitas buvo natūraliai ir mes neturėjome problemos. Kodėl? Žiūrėkit, pavyzdžiui, nėra viešojo transporto, sakykime, aš pamenu, pavyzdys. Aš pamenu, kada grįžus, pavyzdžiui, iš studijų Kaune į Plungę, kur aš užaugau, iki mikrorajono, kur gyveno mano tėvai nuo geležinkelio stoties, 2,5 km, 3 km. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet maždaug 2-3 km. Traukinys grįžta naktį ir viešo transporto autobusų kažkokių nėra, mašinas turėjo labai mažai kas. Ką aš dariau? Aš ėjau pėsčias nuo geležinkelio stoties, ten su lagaminu, su kažkuo, ėjau pėsčias namo. Kada aš einu namo, yra kelias, yra laikas, tu nepaskubinsi. Ir aš jau mąstau apie mamą, apie tėtį, apie kaip manęs laukia, apie tai, ką mes kalbėsimės. Aš jau su jais. Jau mano mintis dėliojasi. Jau aš jų pasiilgau. Aš dar labiau kaitinu savo ilgesį. Lėta. Laukiam autobuso ilgai. Nevažinėjau kas 5 minutės. Vat kas pas mumis lietuvis liko, tai geras dalykas, jeigu kas dar darot, grybaut. Nepalakstysi po mišką. Tu eini ir ieškai grybų. Tai Eriksonas sako, kad kadangi natūraliai dingo lėtumas, žemdirbio lėtumas, pasėjai ir viskas, dabar lauki derliaus, kol sudygs, juk nekrapštai. Kadangi dingo lėtumas, jį reikia saugoti. Reiškia, aš jau turiu dėti pastangas, kad apsaugoti savo lėtąją erdvę. Tai, ką kalbėjom praeitą sykį, ne minutės pasaka. Ten turi būti kairos. Ir dabar aš pabaigsiu šitą
Kairos ir Chronos įdomumą. Reiškia, įsivaizduokit, Chronas, Dievas, kuris ryja savo vaikus, praryja tavo ir mano gyvenimus. Ir Kairas. Kaip graikai vaizdavo šitą Dievą? Žiauriai įdomiai. Paklausyk. Reiškia, Kairas buvo vaizduojamas kaip Hermis su sparniukais ant sandalų, ant kulkšnų. Sparniukai. Nes jisai bėga. Jisai greitas. Kairas irgi yra greitas. Jisai bėga. Kairas bėga, skrenda. Praskrido. Kokia nuostabiausia akimirka bebūtų ten, nežinau, tu pasipiršai, tu pirmas bučinys, tavo pirmo vaiko gimimas paėmė ant rankų. Prabėgo. Praskrido Kairos. Nėra. Tai Kairos su sparniukais ant kulnų. Savo rankose jis turi aštrų skustuvą ir jo visa galva yra plika, tik prieki didelė ilga garbana. Taip graikai vadino Kairas. Žiūrėkit, kur mintis. Reiškia, jisai greit praeinantis, jisai yra plonas kaip skustuvo ašmenis ir jį galima pagauti tik už garbanos. Tik iš priekio ateinanti. Va ta meditacija apie susitikimą. Reiškia, aš tai mąstau, aš tai medituoju ir kai šitas momentas atėjo, aš jį turiu. Nes aš laukiau šito momento. O jeigu aš bėgau į vestuvės ir aš nesupratau, kas įvyko. Bėgau ten į verslo susitikimą, kai gimė mano vaikas. Nėra. Nepagavau Kairos už garbanos. Reiškia, tai yra momentas, labai subtilus, labai jautrus momentas, aštrus kaip skustuvo ašmenis, plonas labai. Jisai tiesiog pralėkė, viskas ir neturi. Tai kur šiandien yra dalykai, tai yra Kronas, tas, kuris mus ėda, persirengęs, Kairos jis vaidina. Kaip tai atrodo buity? Labai paprastai. Štai ant stalo knyga ir ją perskaityti reikia lėtai, reikia laiko, reikia apmąstyti, bet jinai duoda gylį, jinai duoda naratyvą, jinai duoda liniją pasakojimą. Bet yra telefonas. Kad ras greitai. Ir aš pasižiūriu vieną video, short video ir tada viskas. Pirštas dirba automatiškai, aš visas įlindęs ten. Ir jis mane ne tik suvalgo, bet jis mane sugadina. Kaip sugadina? Labai paprastai. Jūs bandėte tos short video žiūrėti? Čia rodo, kaip sienas reikia tinkuoti. Ten rodo gražų odą aptemptą užpakalį ant motociklo. Ten rodo kažkokią... visi skirtingi. Va tiek ir visi skirtingi. Apie ką? Išeini tarytum privalgęs, bet žiauriai alkanas. Ir sugadina ką? Sugadina mąstymą. Jeigu esate atkreipę dėmesį, kaip kalba seni žmonės, kada prasideda senatvinis jau ten neuroninių jungčių trūkinėjimas, gali atrodyti panašiai, aš paparodijuosiu, gali atrodyti panašiai. Žinai, šį rytą atsikėliau ir ten nuėjau į vonią pasiimti, išėjau į parduotuvę, atsistoju laiptų aikštė, tas Zosės katinas. Va taip. Reiškia, apie viską ir nieko. Neina suprast. Tai aš šiandien sutinku jaunus žmonės, kurie nebegali pasakoti. Iš mano pasakojimų jūs galite girdėti, kad aš mėtaus, aš darau konspektą, kad galėčiau visiškai nepaklysti, nepasimesti. Tai užduotis mums saugoti savo lėtą laiką, nes tai yra vertybė. Kairos yra didesnė vertybė negu Chronos. Jie abu reikalingi, jie abu dievai, tu jų nenužudysi. Bet
kadangi šitas apsimeta, tai man reikia ieškoti tikrojo ir man reikia žiūrėti, tai pamąstom, o kur pas tave bėra likę lėto laiko, kur pas mane bėra likę, tai erdvė lėtumui, lėtam laikui. Kur tai? Ar aš beturiu? Kas saugo mano lėtą laiką? Ar yra tokių vietų? Paminėjau vieną, grybavimas, kažkas galbūt žvejyba, kažkas sako, aš pareinu namo, suleidžiu rankas į žemę ir viskas. Tu nepaskubinsi ravėjimo, tu nepaskubinsi uogų skynimo. Nebent ten yra tavo darbas ir tu jau ir ten varai tokiu greičiu, kuris neįmanomas, bet nusiskinti braškį ir įsidėti į burną iš savo lysvės tiesiai, tai yra kažkas tokio. Kas saugo tavo lėtą laiką? Neskubėk niekur. Gyvenimas pats bėga. Kitą kartą aš pasiimsiu kitą knygą, nuorodą aš įdėsiu į komentarus. Knyga vadinasi Laikas ir kitas. Laikas ir kitas. Laikas ir kitas. Pamatysim laiką visai kitų kampų. Už šitą knygą ačiū Tyto Alba leidyklai. Ir gan greitai išleido, 2001 parašyta, 2004 jau buvo lietuviškai. Taip, kad imkite ir skaitykite. Sudie, iki kito karto.